Jūsų komentaras apie rungtynes. Gal geriau klauskite tada. Martynai, ar buvo netikėta, kad pasirodė startiniame penkete, kada sužinojo, kad žaisi ir kaip treneris motyvavo tokį sprendimą, nes šiame čempionate daug nežaidė? Kaip netikėta? Nu, iš dalies ir vakar žinojau tą. Tiesiog treneris pasakė, man užduotis pasakė, kad reikės aktyviai veržtis link krepšio, kad reikės gynybos, stengiuosi kiek įmanoma tai išpildyti. Ar pačiam nesinorėtų daugiau to stabilumo? Tarkim, būna, kad nežaidė, o dabar teko pusvalandį žaisti. Kaip pačiam atsiliepia tokie šokinėjimai? Norėtųsi, kas be ko čia yra natūralu, bet kaip geriau komandai dabar jau turime tai žiūrėti. Jeigu galbūt prieš vieną varžovą kažkaip neišeina, tai tiek to. Bet, aišku, kiekvienas krepšininkas nori žaisti ir kuo daugiau žaisti ir stabiliai, bet sakau, čia reikia visus to savo ego pasidėti šalį ir dabar vienam tikslu kažkaip susikaupti. Martynai, 4 minutės minus 16, ką jautė, širdis, ką galvos? Nežinau, ta tokia atkarpa buvo labai prasta. Buvo baisu iš tikrųjų, nes jie pataikė, mes iš tikrųjų laisvi labai daug metimų. Ir metėm, ir atrodo laisvi metėm, ir nepataikėm, ir ta tokia šiek tiek panika buvo. Dėkui Dievui, mes kažkaip sugebėjom atsitiesti bent jau tą skirtumą sumažinti. Ar šis pralaimėjimas gali kaip nors paveikti komandos, su kuriais teigiama linkme, sakykime? Aš nežinau, aš manau, pagrindinis dalykas tai yra dabar, kad ir kaip mes blogai žaidėm, ar kokios tos nuotaikos galbūt, mes jau kažkaip tą turim pamiršti dabar. Ir pasimti tą vienintelį pozityvų dalyką, kad mes jau esam kitame etape ir man berods dar su tašku esam. Reikia visą tą nubraukti, taip, reikia išvadas padaryti, bet reikia dabar kuo pozityviau eiti tą antrą ratą ir bandyti su žymiai geresniu žaidimu eiti ir kautis tolyn ir žaisti taip, kaip mes galim, taip, kaip mes mokam, taip, kaip mes turim žaisti. Kai buvo minus 16, kas buvo, Martynai, tas lemiamas faktorius, kuris komandai padėjo atsitiesti? Sunku dabar pasakyti, visos tos paskutinės minutės buvo labai įtemptos ir aš manau, Linas šiek tiek patraukė komandą tikrai labai svarbiais momentais ir tie fantastiški Teletovičiaus metimai neįkrito vienas kitas. Aišku, čia mūsų kaltė yra, mes jam leidom įsimėtyti, mes žinom, koks metikas yra, koks žaidėjas yra ir leidom pajusti tą skonį. Tai yra labai negerai ir mes to nebegalim daryti, bet, kaip sakiau, dabar jau tai baigėsi, kažkaip turim tai pamiršti, kažkaip turim, kiek įmanoma pozityviau eiti į priekį. Ačiū Martynai. Ačiū, sėkmės. Martynai! Šo. 13. Svarbu nesuantyti mane. Tai va.